Astrauskaitė ragino įvykdyti karinį perversmą, nuversti teisėtą valdžią. Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Romualdas Betingas teisme tvirtino, kad teisėsaugos surinkti duomenys rodo, jog riaušėms pasibaigus mitingo prie parlamento organizatorė Astra Genovaitė Astrauskaitė ragino žmonės įvykdyti karinį perversmą. Moteris 21 metų rugpjūčio 7 dieną vykusiame šeimų sąjūdžio suvažiavime viešai kvietė žmonės dalyvauti prie Seimo vykstančiame mitinge, leido jiems suprasti, kad pasibaigus mitingui žmonės galės apsupti Seimą. Paties mitingo prie parlamento metu, anot valstybės kaltintojo Astrauskaitė skatino susirinkusius žmonės nepaklusti pareigūnų reikalavimams. Astrauskaitė rugpjūčio 10 dieną vykusio mitingo prie Seimo metu viešais pasisakymais skatino mitingo dalyvius pasipriešinti teisėtai valdžiai ir jos priimamiems sprendimams. Tokiu būdu organizavo ir provokavo renginio dalyvius pažeisti galiojančius teisės aktus, nepaklusti teisėtiems pareigūnų reikalavimams, viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešą tvarką, dėstė prokuroras. Astrauskaitė kaltinama tuo, kad viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, įvykdyti karinį perversmą, imti ginkluotų veiksmų prieš valdančiuosius ir smurtu nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valdžią. Jo teigimu, kalbos specialistai patvirtino, jog Astrauskaitės vieši pasisakymai vertinti kaip raginimai įvykdyti karinį perversmą. Kita kaltinamoji byloje Adelina Sabaliauskaitė. Pasak prokuroro bylos duomenimis prie Seimo susirinkusius žmonės ragino nepaklusti pareigūnams. Sabaliauskaitė ragino žmonės nesitraukti nuo Seimo pastato, skatino žmonės susiskirstyti į grupes ir pasiskirstyti prie išėjimų iš Seimo. Neleido Seimo nariams praeiti pro minią, sakė diktatūrai ne, kurstė žmonės užpulti žurnalistus. Kaltinamoji riaušių metu skatino žmonės susiburti, stovėti, jei reikės ir nakvoti, kol žmonės nepasieks savo tikslų, dėstė prokuroras. Elta primena, kad 21 metų riaušių prie Seimo byloje kaltinimai yra pateikti 87 asmenims, daugiausiai dėl dalyvavimo riaušėse, pasipriešinimo policininkams ar kitiems viešo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, provokavimo viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešą tvarką. Tarp kaltinamųjų yra anksčiau teistas įvairiuose protestuose nekartą dalyvavęs Antanas Kandrotas, pravarde Celofanas, taip pat protesto akcijose nekartą dalyvavęs Andrėjus Lobovas, kovinės sporto atstovas Misiūnas. 2021 metais, rugpjūčio 10 dieną nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes, mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą. Vilniaus miesto apylinkės teisme, tęsiant riaušių prie Seimo bylos nagrinėjimą, prokuroras už finansinius nusikaltimus kalinčiam Antanui Kandrotui Celofanui siūlo skirti 5 metų ir 5 mėnesių kalėjimo bausmę. Kaip posėdėje sakė prokuroras Romualdas Betingas, ši bausmė siūloma ją subendrinus su jau paskirta ir kalėjime atliekama Kandroto laisvės atėmimo bausme. Tuo metu įvairių protestų dalyviui Andrėjui Lobovui prokuroras siūlo 4 metus, o kovotojui Masiūnui 3 metus kalėjimo. Mokytojai Astrai Genovaitei Astrauskaitei siūloma skirti lygtinę 3 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Visiems vyrams, kuriems siūlomas lygtinės bausmės, prokuratūra siūlo ir 5 000 eurų įmokas. Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą moteriams po 2,5 tūkstančio eurų, tik Oksanai Pročkailo siūloma 1,5 eurų įmoka, bet to siūloma jai skirti paverčiamąsias medicinos priemonės psichiatrinėje įstaigoje. Kiek aš prisimenu, čia ją kaltino, kai jinai įkando pareigūnui, būdama neblaivi. Tai čia istorija iš to metinė. Buvo pastebėta moteriškė, kuri buvo akivaizdžiai neblaivi, neadekvačiai elgėsi, nutariau patikrinti ją, paėmiau ją už parankės, pasivesti ir ji man įkando į ranką, pasakojo Mišančiukov. Jis teigė, vėliau atpažinęs, kad tai yra bylos kaltinamoji Oksana Pročkailo. Pareigūnų teigimu vėliau moteriai buvo nustatytas neblaivumas. Mišančiukov teigia, kad Pročkailo prakando jam odą, atsirado paraudimas, policininkas teigė pajutęs skausmą. Pagaliau baigėsi, arba bent jau baiginėjasi tyrimai ir kaltinimai dėl riaušių, kurstymo ir organizavimo. Dabar, aš nežinau, visų pirma, turim gan griežtai žiūrėti tokias situacijas.
mes galim labai lengvai įsivaizduoti, prie ko tai priveda. Pavyzdžiui, ten Amerikoje gali būti Trumpo perversmo plano paskutinė dalis. Pas mus, aišku, tokių statymų, kaip sakant, nebuvo tuo metu, bet tai buvo žmonės, kurios klaidingai įtikino nesąmonėm ir kurie ėjo prie Seimo ir protestavo, o tada sukūrė riaušes, padarė riaušes. Puolė pareigūnus ir prie to, tai gali privesti prie bet ko. Dabar įsivaizduokim, kas būtų, jeigu tai nebūtų celofanas ir genovaitė, kokie pas mus yra, o jeigu būtų gerai apmokyti ir gerai paruošti kokie nors rusų agentai. Kas būtų tada? Jeigu tikslas už to būtų kažkoks kitoks, kiek daug dalykų gali atsitikti blogiau, jeigu mes tokius dalykus toleruotumėm arba galvotumėm, kad tai yra priimtinas būdas pasiekti rezultatų. Dabar žiūrint į istoriją, turbūt taip galim pamatyti, ir palaikyti tam tikras, kaip čia, perversmus tokius, darimus tokio perversmo, kai tai yra pateisinama. Pavyzdžiui, man atrodo, Maidanas Ukrainoje buvo visiškai pateisinamas ir tam buvo ir priežastis, ir galų gale žmogų, dėl kurio kilo, tai buvo ir jis ir pabėgo į Rusiją ir jį išbalsavo ir, kaip čia, apkaltą jam padarė jo parlamentas jų. Galų gale mes galim istorijoje rasti priežasčių, kur, teisingos priežastys tam, kai valdžia tampa ar korumpuota labai, arba tironiška, turbūt mes galim įsivaizduoti. Bet čia nebuvo tas scenarius. Net arti nebuvo tos scenarius. Buvo visiškai sufabrikuotas melagių scenarius, visiškai sufabrikuota realybė, kurie įtikėjo buki žmonės ir tada juos išprovokavo, kad darytų tiesiog nusikaltimus. Ir tai yra žiauru. Man atrodo, visiems čia reikia suklusti, nes greičiausiai ne pirmas kartas, kai kažkas mėgins tokius dalykus padaryti, nes tam kelias jau kaip ir paklotas ir visi matė, visi žiūrėjo, kaip mūsų pareigūnai tvarkosi. Prokuratūra, man atrodo, pasakė, kad pareigūnų reakcijos reikėjo griežtesnės, bet jo, aš manau, kad antrą kartą griežčiau ir susitvarkytų, jau įgavę šiek tiek patirties. Bet šiaip jo, žiūriu ir aš tikiuosi, kad maksimalias bausmes visiems tiems paskirs, ką tik tais nuteis už tai, nes tai yra visuomenės tiesiog šiukšlės, kuriem tikrai nereikia, kurie turi išmokti pamoką ir tikėkime reabilituotis. Dabar ar aš tikiu, kad ten koks celofanas reabilituosis, aišku ne. Man atrodo, ten tokie neišgelbėjimai ir Genovaitė ten, man atrodo, yra tokia jau beprotybė, kad tiesiog neišgelbėjimo visiškai. Ir šitoj vietoj turbūt reikia prisiminti tik vieną. Tas, kuris gali priversti jūs tikėti nesąmonėm, gali priversti jūs daryti žiaurumus. Šitas tiesioginis vertimas iš citatos, bet turbūt čia tinka. Nes tai buvo suklaidinti žmonės, kuriuos šarlatanai, melagiai, savo kėslais, savo ambicijom įtikino visiškais kliedesiais. Ir tada tie žmonės ėjo ir atliko tų žmonių užgaidas, kas realiai kelia grėsmę ne tik Lietuvos suverenitetui, bet ir pareigūnų saugumui ir mūsų visų institucijų saugumui. Ir tai neturėtų būti priimtina jokioje demokratinėje sistemoje, jokioje demokratinėje, kaip sakant, gerai veikiančioje šalyje. O Lietuva yra demokratinė ir gerai veikianti šalis, kad ir kaip jūs priešingai mėgintų įtikinti melagiai.